Aidai, po metų pertraukos vėl Juventus komandai, iš visų nuotaikų ir juokelių panašu, kad esi patenkintas sugrįžimu. Tai patenkintas, aišku. Žinau, kur grįžau, žinau, pas ką grįžau ir džiaugiuosi. Buvai gana džiaugsmingai sutiktas fanų, ar ta nostalgija kažkokia išliko ir iš tavo pusės? Tai faktas, vis tiek jau buvom kaip šeimos, kaip nariai, viskas buvo žinoma. Tai džiaugiuosi, kad taip ir pasitiko ir kad neužmiršo manęs. Iš tų laikų, kai žaidėjai čia komandoje liko tik 2 žmonės, Saulius ir Edgaras, kaip tau naujasis kolektyvas, ar skiriasi labai nuo praėjusio ir ar greitai pavyko susigyventi? Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad skiriasi, nes dabar pasakyčiau, kad komandai kaip ir labiau tokių patyrusių žaidėjų, kurie jau Lietuvos krepšinio lygoje žaidžia ne pirmus metus, o Saulius Edgaru jau 3 sezoną čia, tai aš manau, kad mes čia visai neblogai susilipdysim, nes jau 2 savaitę pradėjom sportuoti ir gerai mes sutarėm, puikiai jaučiam. Fizinio parengimo tos treniruotės turbūt nesumeluosiu pasakęs, kad nėra pačias mėgstamiausias krepšininkų tarpe, bet ta gera nuotaika ir atmosfera turbūt padeda, ar neužsimiršti tą sunkų darbą? Aš manau, kad tikrai padeda, nes vis tiek dirbam visi kartu pasiekėm, kartu pabėgiojom ir tikrai labai faina. Ar jaučiasi nuovargis po pirmos savaitės? Sudėtinga buvo? Pirmą savaitę truputį jaučiasi, bet turėjome vieną laisvą dieną, per kurią mes puikiai pailsėjom ir dabar jokio kol kas nuovargio. Šį sezoną komandoje, priešingai galbūt nei tos 2 sezonus, kai žaidėjai čia, yra 2 tokie vienodo lygio tipiški išreikšti žaidėjai. Ar tau tai pliusas ar minusas, kaip pats manai, konkurencija? Galiu pasakyti, manau, sezono eigoje bus labiau matyti, bet kaip gerai ir pastebėjot, kad kaip ir kažkuo panašus mes į žaidėjai, kažkuo ir skirtingi. Tai aš manau, bus įdomu, gal vienas kitą kažko papildysim, tai bus matyti. Praėjusią sezoną pirmosios rungtynės išvykai iš Utenos, pirmos rungtynės su Pasvalio žaidėjų Utenoj prieš Juventus komandą laimėjai, šiemet viskas atvirkščiai. Pirmos rungtynės Pasvalyje prieš Pasvalio komandą. Ar tau pačiam tokios rungtynės yra kažkuo svarbesnės, sunkesnės nei paprastai? Gal nesvarbesnės, bet įdomus toksai faktas, kad kaip ir pastebėjot, kad praeitą sezoną čia pradėjom, šį sezoną reikės atgal grįžti ir visada prieš savo būsio komandą norisi gerai sužaisti ir norėtųs laimėti. Tai manau, kad pavyks pakartoti tą, ką pernai padariau su Pasvalio komanda.